Kur taisyklinga būtų nusivesti panelį į pirmą pasimatymą? Pirmą pasimatymą su mergina reikia leisti vietoje, kuri tau gerai pažįstama. Todėl, kad tavo smegenis pažįstamą vietą vertina kaip saugią aplinką. Jeigu jūs eisit į kavinę, kurioje tu buvai 100 kartų, tai tu pats užtikrinčiau tenais jausis. O nepažįstamai vietai, tu jausis kaip turistas. Nežinomai vietai tavo smegenis naudoja 40% energijos ant to, kad išanalizuot naują teritoriją. Kur įėjimas, kur išėjimas, kur tualetas. Kodėl tas plikas ambalas į mane taip spokso. O jeigu tu užsinorėsi į tūliką, tai pakeliui tu gali pasiklysti. Tu palenkiai rankenėlę pro duris, o ten valytojas siurbia bomžpakį. Palenkiai kitą, o ten vyras susirietęs ant tualeto visas išraudęs. Jūsų žvilgsniai susitiko ir jūs abu tapo traumuoti. Jeigu jau taip gavosi, kad tu su mergina visgi nuėjai į nepažįstamą vietą, tai visada atvažiuok 15 minučių anksčiau. Sėsk, apsižiūrėk, ramiai susipažink su erdve. Ir kada mergina paklaus, o kur čia nusiplauti rankas, tu nepradėsi sukiot savo galvos kaip pelėda. Tu ramiai besi pirštų ir pasakysi. Va ten tiesiai ir už kampo.